Labas, čia yra 5 šūvis, 10 epizodas. Žinau, kad kaip veikia snaiperiai. Snaiperiai turi kamufliažą, guli kažkur aukštai, žolėse, kur nors susitapatinę su aplinka ir padaro tą vienintelį taiklų šūvį. Šiandien norėčiau sumušti šitą visą, kaip pasakyti, nusistatymą ir pašaudyti judant. Iš pradžių galvojau pašaudinti iš važiuojančios mašinos, atsiprašau iš karto dėl pašalinių garsų, nes šiandien vyksta kažkokios tai super auto varžybos ar kažkas, tai gali girdėtis fone šitie dalykai, atsiprašau, negaliu pasirinkti, nes toks oras labai retai ateina pas mus šią vasarą. Taigi, tai ką aš noriu padaryti, aš noriu judėdamas pašaudyti. Iš pradžių galvojau iš važiuojančios mašinos pašaudyti, bet neradau tokios vietos, kur galėčiau paleisti savo eigą mašiną ir nebijoti ir nežiūrėti, kur važiuoju. O kitas dalykas, vėlgi, aš rizikuočiau sugadinti mašiną. Tai nusprendžiau tiesiog eidamas. Tai ką šiandien pabandysiu padaryti? Už manęs yra dėžė. Aš pabandysiu pašaudyti tą dėžę. Yra 4 taikiniai, į kiekvieną taikinį šausiu po 2 šūvius. Ta darysiu eidamas iš kairės į dešinę, šonu vaikščiodamas. Dar tą darysiu eidamas toli nuo taikinio ir dar tą darysiu eidamas artyn link taikinio. Žodžiu, judėdamas bandysiu šaudyti į taikinius. Atstumo nelaikysiu didelio, nes iš didelio atstumo tikrai nepataikysiu. Tai atstumas plius minus bus apie 10 metrų ir ties tais 10 metrų ir, kaip sakant, judėsiu. Kaip man seksis neįsivaizduoju, manau, kad pataikysiu, bet ar taikliai pataikysiu, mes to jau pat ir sužinosime. Taikinį matote? Mane irgi matote? Labas. Gerai. Taip, tai pirmą pabandysiu gal šauti eidamas link taikinio, judėdamas. Taip, šausim į viršutinį kairį. Aišku, reikia atsidaryti optikas, kad matyčiau, kur šaut. Atsizūminti, nes labai prisizūminęs. Gerai. Pradedam. Žinokit, tas pats, kas neįmanoma. Gerai, dar kartelį. Judam. Gerai. Dabar bandom į dešinį viršutinį. Eisiu biškį lėčiau, kad turėčiau galimybių. Opa! Gerai, judant lėtai, biškį lengviau. Gerai, einam. Yra, gerai. Reiškia, aš biškį per greitai judėjau. Jo, bet rankos pavargsta šitaip. Apatinis kairys. Judam. Gerai. Aš daugmaž esu nusibrėžęs iki kur eiti, kad neprieiti arčiau negu 10 metrų. Tai aš maždaug nuo 15 pradedu eiti. Gal vieną kartą buvau peržengęs, bet šiaip iš 10 metrų kažkur šaunu. Vieną šūvį gal iš 8 dariau. Gerai, dar vienas šūvis. Kosmosėlis. Kosmosėlis. Ir apatinis dešinės, 2 šūviai. Gerai. Judam. Nepataikiau. Reikia bandyti gal greičiau šauti. Taip ilgai nelaikyti, nes po to ranka pavargsta. Ir paskutinis šūvis. Dešinė apatinė. Bandysiu greičiau šauti biškį. Judam. Gerai, kas čia mums gavosi. Pataikėm realiai. Pasižiūrėkim. Kabinom šoną. Gerai, vienas pataikymas ir čia 2 pataikymai.
Neblogai. Man atrodo, čia vienas iš pataikymų bus, kai peržengiau 10 metrų ribą. Ten kokie 8 metrai buvo iki šūvio. Gerai. Dabar bandysiu atvirkščiai daryti. Dabar bandysim eiti atgal. Atsistoju maždaug ties 5 metrais ir judėsiu atgal. Gerai. Viršutinis kairys. Judam atgal. Nėra. Eik tu savo. Judam atgal. Aba. Blemba, buvau įsitikinęs, kad pataikysiu. Nėra. Atgal judėti iš tikro biškį sunkiau yra, nes nematai, kur kojas dedi. Bet čia nelabai yra kur nukriūt. Gerai. Dešinys viršutinis. Judam atgal. Apa. Jeigu aš neklystu, aš pataikiau absoliučiai į patį vidurį. Nu, pažiūrėsime vėliau. Gerai, arčiau. Judam atgal. Apa. Šitą, man atrodo, jau nepataikiau. Gerai. Kairys, apatinis. Judam atgal. Vliama, biškį per ilgai paspaudžiau. Bet gerai, iš 10 metrų kažkur ir pataikau. Nu, iššaunu, tiksliau sakant. Gerai. Judam atgal. Aba. Nežinau, ar pataikiau. Na ir paskutinis taikinys. Apačia dešinė. Gerai. Judam atgal. Aba. Bet kaip judėdamas, na, aišku, atstumas mažas. Pataikau gan arti taikinio. Gerai, paskutinis šūvis. Judam atgal. Apa. Gerai, pasižiūrėkim, kas čia mums gavosi. Taip, panašu, kad judant atgal. Vienas pataikymas yra, kaip ir skui patį viduriuką. Tai judant atgal yra sunkiau pataikyti, negu judant į priekį iš tikro. Į priekį daugmaž vis tiek paraferinę matėme, vis tiek matai, kur eini. Judant atgal visiškai neįsivaizduoju, kur kojas dedi, tai gal susikoncentruoja dalis minčių į tai, kaip tu judi atgal, kur kojas dedi, ir nusikirpia mintis nuo pataikymo. Gerai, dar 2 ėjimus padarysiu. Iš tikrųjų noriu pažiūrėti, ar skirsis einant iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. Šiaip kaip ir neturėtų skirtis, bet, pabandom. Atsistosiu maždaug 10 metrų zonoje. Aišku, čia provėžos yra, tai nežinau, kaip man seksis eiti per jas, bet tikėkime, neįsisuksiu kojų. Ir dabar iš kairės į dešinę. Iš kairės į dešinę einam. Kairys viršutinis taikinys. Nu, čia jau bus įdomu. Einam. O Jėzu, kaip čia juda. Aba. Gerai, dar kartelį. Iš kairės į dešinę viršutinis kairys. Aba, einam. Biškį per toli nuėjau, bet nepataikiau turbūt. Ok. Žiūriu, dešinis viršutinis kažkaip labiausiai limpa. Nu, dabar jį. Einam. Gerai, dar vienas. Einam. O, lyg ir pataikiau. Gerai. Tas taikinys kažkoks labai sėkmingas. Apačia, kairė. Einam. Gerai. Iš kairės į dešinę vėl. Ten pat.
Lik ir kabinau kamputį. Na ir paskutinis taikinys. Iš kairės į dešinę, apatinis dešininis. Einam. Ir paskutinis šūvis. Iš kairės į dešinę. Einam. Gerai, pasižiūrėkim, kas čia mums gavos. Mūsų laimingas taikinys gavo dar vieną kulką. Gerai, vieną bent jau pataikėm. Na, nebuvo nei karto. Na ir čia iš tikrųjų kamputį kabinau, tai kaip ir galima užskaityti, kad pataikiau, ar ne? Gerai, du pataikėme. Nu, bandom dabar paskutinį ėjimą iš dešinės į kairę. Ar bus koks nors skirtumas, ar jokio. Iš dešinės į kairę. Na, taikiniai tie patys. Kairys dešinys. Kairys dešinys. Virštinis kairys. Gerai. Ir judam. Aš jums pasakysiu, kad žinokit, į kairės judės sunkiau, nes tada vedamoji koja būna kairė. Ir aš dabar ką tik ją labai nesmagiai pastačiau. Biškis lystelėjau. Nieko tokio. Judėt galiu. Gerai. Bandysiu greičiau šaut biškį. Judam. Aba. Nei pro kur. Gerai. Dešinysis viršutinis. Judam. Nėra. Judam. Aba. Yra, man atrodo, ne? Liktais. Gerai. Kairys apatinis. Judam. Okay. Judam. Na jo. Gerai, apatinis dešinys. Judam į kairę. Aišku, jeigu čia būtų lygus paviršius, būtų daug paprasčiau. Nes dabar realiai įmetu nuotrauką, kaip atrodo takas, kuriuo aš vaikštau. Tai va, gerai, paskutinis šūvis. Apačia dešinė. Nu, bandysiu lėčiau judėti biškį. Man atrodo, jokio tikslo. Tose jokio skirtumo. Bet prisipažinsiu, tikrai yra sunkiau eiti kairę pusę negu dešinę. Nes kairė vedančioji, mano dešinė yra pagrindinė. Tai va, tai dabar aš galvoju, man atrodo, šį čia aš dabar pataikiau. Į šitą va. Tai vienas pataikymas tik tais. Nu va, pats blogiausias rezultatas eiti į kairę. Gerai, ir įdomumo dėliai tiesiog atsistojęs dabar sušaudysiu lygiai tokiu pat principu. Ir pasižiūrėsim, kas gaunasi. Turėčiau realiai neprašauti nei vienos kulkos. Gerai, šausiu iš 10 metrų. Atsistojęs, neatsisėdęs, neatsitupęs. Čia gan irgi sunku tą padaryti, bet, nu, žiūrim. Kairys dešinys. Nu, kaip matot, tai tik įrodymas, kad visgi taikliai šauna ginklas. Negaliu pasakyti, kad kažkaip blogai buvo sureguliuotas ar panašiai. Gerai, šaunam į sekančius du šovinius. Dešinė viršutinis. Atsistojus irgi sunku iš tikrųjų, nes taikinys juda. Antras pagal sunkumą, nes atsiklupus yra sunkiausiai šaudyti. Atsistojus antras pagal sunkumą. Bet kaip matot, iš 10 metrų, ko puikiausiai limpa apatinis kairys. Biškį vėjas paputė ir rankas sudrebėjo. Net nežinau, ar pataikiau, ar į tą pačią skylę pataikiau, ar nepataikiau.
Nu, iš tikrųjų rankos jau pavargusios, tai ir net stovint jau yra ką veikti. Nusitaikyt. Gerai, dešinys. Apatinis. Realiai jisai eina ten, kur aš ir noriu. Lygiai ten, kur aš ir noriu. Tiesiog nuo judėjimo pataikau visai, ne visai į centrą. Taip, tai realiai pataikyti. Čia aš jau net nebežinau, kur aš čia pataikiau šitą krūvą. Čia 2 pataikyti. Čia tik 1 pataikytas, kitas, man atrodo, čia gal šovė. Dabar nežinau tiksliai, bet čia dėl to, kad vėjas papūtė ir man sujudėjo šūvio metu taikiklis. Tai kaip matot, iš tikro viskas su ginklu gerai, šaunu ten, kur reikia, nes čia grinai vidurį taikiausi ir realiai visas į vidurį pataikau. Ir tai jau su pavargusiam rankom, nes išlaikyti ginklą rankose, na, yra ką veikti. Tai vat, visgi turbūt nebereikalas snaiperį šaudo atsigulę, nes tai yra pats patogiausias būdas šaudyti. Aišku, atsisėdus dar yra pakankamai patogu šaudyti, bet atsisėdus vėlgi kūnas nėra visiškai išsitiesęs, turi nugarą laikyti tiesiai, vėlgi. Na, yra minimalūs tokie, sakykime, niuansai, kurie yra šiek tiek prašiau negu gulint, nes kai tu guli, tu realiai esi absoliučiai atsipalaidavęs. Tai jo, visgi mitas nėra paneigtas. Snaiperiai šaudo atsigulę, nes tai yra pati patogiausia ir tikliausia pozicija. Kaip matot, vaikštant absoliučiai, praškai, absoliučiai neįmanoma pataikyti iš 10 metrų, o ką kalbėti apie snaiperius, kurie šauna 800 ir daugiau. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim kitose epizoduose. Čiau.